Labadiena, gerbiami žurnalistai. Aš norėčiau pasidalinti mintimis po neformalaus gynybos ministrų susitikimo. Šis susitikimas buvo puikia proga padiskutuoti, kaip mes judėsime į priekį. Juolab, kad gruodžio mėnesį po 5 metų pertraukos Europos viršūnių taryba bus skirta gynybai ir Vilniuje ministrai iš 20 valstybių aktyviai dalinosi įžvalgomis, kokių rezultatų mes tikimės, nes tie rezultatai, vadovų tarybos rezultatai, nulems Europos ateitį gynybos srityje. Sudėtingėjanti saugumo situacija Europos kaiminystėje tik dar kartą parodo, kad Europa turi stiprinti savo vaidmenį tarptautinio saugumo srityje. Lietuva mano, kad aktyvesnis partnerių įtraukimas į ES bendrąją saugumo ir gynybos politiką padėtų siekti šio tikslo. Įvairiuose susitikimuose rytų partneriai mums yra aiškiai pareiškę, kad jie yra pasiruošę glaudžiai bendradarbiauti su ES saugumo ir gynybos srityje, skirdami savo pajėgumus ir dalydamėsi patirtimi. Susitikimo metu aš ir kiti ministrai siūlėme, kad gruodžio mėnesį Europos vadovai spręstų ir ES kovinių grupių, kurios yra skirtos kovai su krizėmis ateities klausimą. Siūlome lankščiau jas panaudoti, pavyzdžiui, priklausomai nuo krizės pobūdžio, aktyvuoti tik dalį grupės. Darbinės vakarienės metu mes su ministrais išklausėme informaciją apie šiuo metu vykdomas ES karinės operacijas, mokymo misiją Malyje, kovos su piratais operacija Atalanta prie Somalio krantų, Altėja Bosnijoje ir Hercegovinoje. Iš operacijos vadų išgirdome, kad visos operacijos vyksta sėkmingai, mažėja piratų išpuolių, parengti ir apmokyti pirmieji Malio ginkluotojų pajėgų batalionai. Vakarienės metu ministrai apsikeitėme nuomonėmis apie konfliktą Sirijoje, tačiau sutarėme, kad diskusijos bus pratęstos ES užsienio ministrų susitikime ir jas apibendrys vyriausioji įgaliotinė ponia Ashton po šio susitikimo. Kintanti saugumo aplinka turi keisti ir mūsų saugumo mąstymą bei prioritetus, o pastarieji turi atsispindėti ir strateginiuose dokumentuose. Todėl manyčiau, kad gruodžio Europos vadovų tarybos įpareigojimas pradėti esamų saugumo strateginių gairių atnaujinimą būtų pačiu laiku. Ir dabar žodį norėčiau perduoti generalinio sekretoriaus pavaduotojui Maciejui Popovskijui. Please, Maciej, floor is yours. Thank you very much, Mr. Minister. Thank you for hosting us. Ačiū, ministrė, ačiū, kad priėmėte mus čia. Taip, šis susitikimas buvo skirtas pasirengimui Europos vadovų tarybai. Turėjome galimybę aptarti vyriausiosios įgaliotinės tarpinę ataskaitą ir Liepos mėnesį Europos komisijos pateiktą komunikatą dėl gynybos pramonės. Kaip sakė Keti, susitikimo pabaigoje labai svarbu, kad Europos vadovai neužmirštų gynybos. Apie tai reikėtų diskutuoti ir gruodžio mėnesį ir reguliarias diskusijas rengti ateityje. Akivaizdu, kad vadovų taryba turi ir vėliau grįžti prie šių klausimų, tai neturi būti vienkartinė diskusija. Tačiau bendradarbiavimą šioje srityje turime vertinti labai pragmatiškai, turime galvoti apie gynybos rinkos specifiką. Apskritai, vyriausiosios įgaliotinės pasiūlymai buvo įvertinti teigiamai, jie susilaukė paramos ir manau visi sutarėme, kad dar yra ką patobulinti, turime dirbti geriau
geriau, racionaliau tvarkyti išlaidas gynybai, tuo pačiu metu išlaikydami bendradarbiavimo gynybos srityje tarp vyriausybinį aspektą ir bendradarbiaudami su visomis institucijomis. Taip pat buvo akcentuotas ir sinergijos su NATO būtinybė, apie tai kalbėjo ir NATO generalinis sekretorius vakar. Jis taip pat palankiai įvertino vyriausiosios įgaliotinės ataskaitą, pavadinęs tai tinkamų pagrindų tolesniam darbui. Šiandien diskusijos buvo skirtos komisijos pasiūlymams ir Europos pramonės ir gynybos rinkos potencialui. Tai yra svarbi sritis. Daugelis ministrų kalbėjo apie pramoninės bazės svarbą. Buvo minimas ir mažų bei vidutinių įmonių vaidmuo Europoje, prieiga prie mokslinių tyrimų, dvejopos paskirties prekės, racionalizavimas, Europos gynybos pramonės veiklos racionalizavimas. Europoje siekiama augimo ir darbo vietų kūrimo, šių dalykų neturime užmiršti. Dabar prasideda labai intensyvus darbo laikotarpis, ruošiantis gruodžio mėnesio vadovų tarybai. Turime 15 minučių klausimams. Prašome prisistatyti ir pasakyti, kam skiriate klausimą. Klausimas tiek ministrui, tiek Ashton biuro atstovai. Jūs minėjote aptarėt Siriją. Ar ES ministrai priėjo prie bendros nuomonės, kad už cheminių ginklų ataką yra atsakingas Asado režimas? Ir kaip sakytėt nuomonėm, kiek ES šalių remtų karinę intervenciją, kurią siūlo JAV pusė? Ačiū. Tai gal aš pradėsiu. Aš minėjau, kad mes iš tikrųjų darbinės vakarinės metu pasikeitėme informaciją apie Siriją ir reziumuot galėčiau taip, kad visos šalys iš tikrųjų smerkia cheminio ginklo panaudojimą. Ir mano, kad atsakingi už panaudojimą iš tikrųjų turėtų atsakyti ir kad yra daugelis požymių, kad iš tikrųjų ginklą panaudojo režimas. O galutinė mūsų bendra nuomonė iš tikrųjų pristatys po įvyksiančio dabar tuoj pat užsienio reikalų ministro vyriausioje atstovė ponia Ashton. I don't have much to add. Nelabai ką turiu pridurti. Šį klausimą aptars užsienio reikalų ministrai, kurie Vilniuje posėdžiaus šiandien ir rytoj. Taip yra sutariama, kad cheminiai ginklai buvo panaudoti ir visi smerkia šį išpuolį, tiek galiu pasakyti. LRT Television, Kristina Jackunitė. Klausimas taip pat ir ponui Olekui, ir ponui Popovskijui. Aš norėčiau pratęsti temą ir paklausti, ar jūsų manymų Europos pozicija karinės intervencijos klausimai Sirija gali būti vieninga ir ką demonstruoja tai, kad jinai yra tokia skirtinga ir vis nėra bendros? Ačiū. Tęsiasi kurį laiką ir dar kartą pakartosiu, kad nėra tokio vienareikšmio klausimo sprendimų, kuris galėtų iš karto spręsti dabartinę Sirijos situaciją. Už tai yra nuomonių įvairovė, už tai mes keičiamės informaciją, dalinamės ir už tai galutinį mūsų apsisprendimą jums pristatys, dar kartą pakartosiu, vyriausioje atstovė po susitikimo su užsienio reikalų ministrais. Exactly, I don't want to prejudge. Aš nenorėjau užbėgti už akių užsienio ministrų diskusijoms, bet tai bus aktualiausia tema darbotvarkėje. LRT LT Vytautas Valentinavičius. Štai NATO generalinis sekretorius išreiškė susirūpinimą ir nuogastavimo, kad jeigu gynybos biudžetai ir toliau taip mažės, tai iš tiesų ES negalės dalyvauti jokiose misijose ir reaguoti į krizės. Kaip štai Lietuvoje bus teikiamas biudžetas ir kaip bus sprendžiamas šis klausimas Lietuvoje su biudžetu ir kaip apskritai ES ministrai žiūri tokią kritiką?
Tai aš manau, kad pasiruošę priimti didesnį finansinį srautą gynybai ir racionaliai panaudoti tas lėšas, nes mes turim žiūrėti abu dalykus, kad didėtų skiriamas finansavimas ir kad lėšos būtų racionaliai naudojamos, siekiant įvykdyti visas mūsų ambicijas, kurias turim kiekviena šalis atskirai gynybos srityje ir kaip ES bendrija. Lietuva šiuo atžvilgiu, turbūt kaip ir kitos Europos valstybės, nukentėjo finansinės krizės metu ir krašto apsaugos sistema taip pat, bet dabar galim pasidžiaugti, kad mes nuolat ir šiais metais, ir kitų metų biudžete numatyta gynybos srities biudžeto augimas, ko gero per 2 metus mes padidinsim beveik 10%, gal net ir daugiau visą biudžetą. Tai yra nepakankama, kad atstatyti tą, ką turėjome iki krizės, bet tai yra gera kelio pradžia, kad pagaliau gynybai skiriamos lėšos nemažėja, o auga. Any more questions? Rogers, please. Thank you. Could you tell us, it's Adrian Gruff from Reuters, could you tell us some of the ideas that were... Ar galėtumėt mums papasakoti apie tai, kas buvo kalbėta apie kovinės grupės įsamiau? Ačiū. Pradėjom diskusiją tarp 5 valstybių, kurios dabar aktyviai dalyvauja Europos kovinėse grupėse. Mes bandėme dalintis patirtimi. Ko pasiekta per pastaruosius mėnesius parengiamojo laikotarpio metu. 2 aspektus galim paminėti. Vienas yra karinis, kaip galima būtų bendradarbiauti geriau su kariškiais iš kitų valstybių, kaip veiksmingiau galim būtų panaudoti tas kovinės grupės. Kitas dalykas – politinis sprendimų priėmimas. Mes manome, kad sprendimų priėmimo procesas vis dar per ilgas Europos Sąjungoje, tad turime būti pasirengę tą laikotarpį trumpinti, kad galėtumėm veiksmingiau išnaudoti Europos kovinės grupės prireikus. Turi būti sutarta tarp Europos valstybių narių, kad tai yra gera galimybė panaudoti tokias grupės. Taip, pirmiausia, reikia sutrumpinti laiką. Manau, visi yra suinteresuoti geresnėmis galimybėmis pasinaudoti kovinėmis grupėmis. Galima, žinoma, įtraukti į jų funkcijas ir papildomų uždavinių, bet pagrindinis dalykas yra turėti galimybę pasinaudoti tomis grupėmis prireikus. No more questions? Ar būtų dar klausimų? Ačiū, dėkoju ministrui, dėkoju generalinio sekretoriaus pavaduotojui.